Tas pats būstas gali būti parduotas greitai arba stovėti rinkoje mėnesiais. Ir skirtumas ne visada kainoje. Įsivaizduok situaciją. Du labai panašus būstai tame pačiame rajone. Panaši kvadratūra, panašus įrengimas, net ir kaina identiška. Bet rezultatas visiškai skirtingas. Vienas sulaukia daugiau skambučių, apžiūrų ir pasiūlymų, o kitas visiškai jokio judesio. Ir čia yra pats svarbiausias momentas. Pirkėjai pirmą kartą pamato tavo būstą ne gyvai, o telefono ekranuose. Aprašymas, kuris skamba kaip šablonas, be aiškios minties, be kabliuko ir rezultatas labai paprastas. Skelbimas nesurenka dėmesio. Ir po kelių savaičių atsiranda dar viena problema. Visi pirkėjai pradeda matyti šitą objektą kaip užsisėdėjusi. Ir natūraliai kyla klausimas, kodėl neperka. Ir tada dažniausiai eina kainos korekcijos, nors problema buvo visai ne ten. Šiandien pardavimas prasideda ne nuo derybų ir ne nuo apžiūrų, o nuo to, kaip tu pateiki savo būstą rinkai. Ir jeigu pirmas įspūdis nesuveikia, pirkėjai dažniausiai net neateina.